Sveiki! Šiandien pakalbėsime apie tokį įdomų daviklį. Holo daviklis. Jisai vadinasi. Konkrečiai tai apie tokį moduliuką. Modulis vadinasi KI 024. Jisai maitinasi maitinimas yra nuo 3 iki 24 voltų, turi skaitmeninį ir turi analoginius išėjimus. Skaitmeninis moka įjungti, išjungti, 4 kontaktų, turi 2 ledus ir šiaip iš esmės toksai gan įdomus daiktas, lengvai pritaikomas. Kas tai yra holo daviklis? Holo daviklis pridėjus magnetą jisai reaguoja. Ir iš esmės tokiu pat principu yra padarytas praktiškai signalizacijų visi davikliai, langų, durų. Dabar pabandykim paduoti jam srovę. Taip, aš turiu 2,25 voltų. Pasididinam. Sakykime, 3,6 voltų. Ir pabandysim paduoti. Žiūrėsim, kas bus. Taip, nėra būtina duoti jungti prie kažkokio valdiklio. Jis turėtų veikti ir taip. Patikrinimai, pasižiūrėjimai. Minusas, pliusas. Šviečia. Pasiimu magnetuką. Tokio turiu netuką, specialiai paėmė patį mažiausią, kokį turėjau. Ir žiūrim, kas čia vyksta. Nieko nesidaro. Kodėl nieko nesidaro, turbūt per mažai yra srovės. Yra srovės. Įdomus faktas, jisai veikia tik tais su poliškumu kažkurio iš priekio. Kai mažai srovės, jisai veikia prie pat. O jeigu aš srovę padidinsiu, tarkim, pasižiūrėkime, jeigu padarysiu ne 3,6, padarykim kokias 5,7. Žiūrime, kaip veikia. Lyg ir iš toliau pradeda veikti. Su 5 voltais. Tai galiu teikti vieną dalyką, kad yra 3 voltai kaip ir minimali srovė, bet realiai jisai nenori veikti su juo. Optimalu turbūt būtų 5 voltai. Tai va toks moduliukas.